Sveiki! Šiandieną norėčiau pakalbėti apie ateinančias šventes ir ko gero duoti vieną įdomesnių idėjų, ko būtų galima prašyti galbūt dovanų, galbūt pasidovanoti pačiai savo, nes ko gero būtent tos dovanos, kurių norime labiausiai, yra vertos pasidovanoti savo pačioms. Taigi šiandieną su labai dideliu džiaugsmu noriu pristatyti vieną prekinį ženklą, kurį norėčiau pavadinti kilusio iš kažkurios šalies, bet dėja, bet prekinis ženklas yra toks tarptautinis, kad vienos šalies net išskirti negalima būtų, tačiau vis dėlto aš norėčiau sakyti, kad jis turi Baltijos šalių dvelksmą. Taigi, prekinis ženklas vadinasi Mardere Fashion ir kaip galite matyti arba nuspėti, šitoje dėžėje slepiasi labai nuostabi delninukė rankų darbo. Taigi, kadangi pati dar delninukės nedėvėjau, video įrašas ko gero būtų priskiriamas prie unboxingo. Ir, tai pradėkim nuo tos dėžės, ar ne? Tai pati delninukė atkeliauja be proto kokybiškoje ir tvirtoje ir tikrai prabangų produktą bylojančioje dėžėje. Na ir viduje galime pamatyti tą jau nuostabųjį meno kūrinį, kuris atrodo, apie vakelį pakalbėsime vėliau, kuris atrodo va šitaip. Ir taip, rankinė yra iš plastiko. Ir iš tikrųjų, mano pačios pažintis su šitu prekiniu ženklu buvo labai juokinga, nes aš pati būtent šio modelio rankinę užtikau Instagrame. Ir pamačiau tą rankinę, aišku, netekau žado ir nuėjau jų puslapį Instagramo, accountą. Ir ko gero, kaip bepratė, sulaikinau visas įmanomas nuotraukas. Ir pamačiau, kad čia pakankamai naujas ir neseniai įsikūręs prekinis ženklas. Jau gaminantis rankų darbo rankines, delnines. Ir išskirtinumas yra šių rankinių tas, kad jas galima nešioti dvejopai. Tai, nors sakyčiau, 3 skirtingais būdais. Tai pirmas, aišku, be abejo, yra delninė delninėje. Antras, kaip jau galite nuspėti, yra tai, kad galite išsiimti delninę ir nešioti paprasčiausiai, įprastiniu būdu. Ir trečiasis, be abejo, galbūt norėsis parodyti visą savo rankinės turinį, taip kad galite savo delninę nešioti paprasčiausiai kaip permatomą dėkliuką, ar ne? Ir be abejo, rankinė atkeliauja su labai patogiu auksos spalvos dirželiu. Dirželis tikrai lengvai nusisega, atsisega, galima nešioti su, galima nešioti be. Be abejo, galbūt gražiau yra nešioti be dirželio, tačiau dirželis kaip visuomet prideda labai daug patogumo kasdienai. Ir kas dar, be abejo, pati rankinė tai yra tikrai meno kūrinys, pagaminta iš pakankamai minkštos medžiagos, turi labai mielą odos dalelių pakabukas nenusisega. Aš manau, kad pasistengus galima jį nusekti, jeigu norite. Ir pati medžiaga tikrai yra unikali. Jinai yra iš paskutinių metų Dolce & Gabbanos kolekcijos. Ir šių delninių buvo pagaminta tik tai 3. Tai ko gero, būtent tai yra geriausias dalykas ir labiausiai mane sužavėjęs visame šitame Mardere Fashion koncepte, kad delninės yra gaminamos serijomis ir kolekcijomis. Ir išpardavus vieną kolekciją, tikrai daugiau tų pačių delninių nebeatsiras rinkoje.
Ir be abejo, jas pakeičia kitos spalvos, kito modelio, kitų raštų, tos pačios koncepcijos šiuo metu delninės, tačiau tos pačios medžiagos delninių yra tik tai pora visame pasaulyje. Tai vat būtent tai mane labiausiai sužavėjo, nes šiuo metu be abejo visos labai mėgstame masiniai rinkai skirtas prekes ir tiesiog vaikštom kaip labai gražias ir mielas štampovkės. O su šita delnine tai be abejo, laikau tai, bet iš tikrųjų be abejonės nešiosiu tai su plastikinė įmautė ir delninė tikrai yra unikali. Kiekvieną kartą man pačiai ją pasižiūrėjus, nuoširdžiai man tiesiog atima žadą. Dėl to, kad, tai yra kažkas, ko iki šiol neteko matyti. Be abejo, galbūt konceptas kažkur kažką, galbūt matytas, galbūt girdėtas, galbūt, vis tiek, dviračio niekas vis dar neatrado. Tačiau pati idėja, jos išpildymas, kompaktiškumas, galiausiai delninės dydis, delninė nėra per didelė, tad nereikės nešiotis kaip tarbos, kaip kartais esame įpratusios. Tačiau nėra pernelyg maža, taip kad tilps tiek telefonai, tiek išmanieji telefonai, lūpdažiai, raktai, galbūt nosinaitės, žodžiu, visi pagrindiniai mūsų kasdienio gyvenimo palydovai tikrai telpa į vieną delninę, dėl to, tikrai viskas labai apgalvota nuo A iki Z. Galiausiai lyja, ar ne, ir mūsų visi išoriniai rūbai sušlampa. Rankinukai, delninukai taip pat lieka šlapi, išsitelioja ir panašiai, kadangi šis aksesuaras turi, kaip ir apsauginį sluoksnį, ar ne, tai paprasčiausiai vanduo gražiai ir lengvai nueina į šoną ir netenka pergyventi, kad priemonė daiktas bus sugadintas. Taip, kad daiktas yra tikrai investicija, ar ne? Investicija yra į save ir galiausiai, tikras meno kūrinys. Tai vieni žmonės kabinasi paveikslus namuose ant sienų, prisimindami, kad, jie vertina meną, vertina kūrybą, o kiti žmonės, renkasi tą kūrybą nešiotis kasdieną su savimi. Kitas geras dalykas yra tai, kad delninės vidus arba pamušalas gali būti keičiamas, taip kad jeigu pirmą kartą nusipirkote ir įsigijote, kaip ir minėjau, Dolce & Gabbanos modelį, tai kitą kartą galėsiu įsigyti tik tai pamušalą, vidinę dalį, o permatoma gali likti ta pati. Tai va. Tai ko gero geriausias dalykas yra tai, kad man pavyko susikontaktuoti su pačiais gamintojais ir jie pasiūlė man padovanoti šiek tiek dovanų artėjančių švenčių progai ir jums. Taip kad iki šių metų pabaigos norint įsigyti būtent šią delninę, nesvarbu kurio modelio, tiesiog būtent iš šio prekinio ženklo, gamintojas dovanoja jums ir man 10% nuolaidą su nuolaidos kodu Uogintaitė, tai yra mano pavardė. Ir tiek, tai kad į Lietuvą gamintojas siunčia, problemų tame tikrai nėra. Ką dar noriu pasakyti, kad, visi materialūs daiktai, kad ir kaip baisiai jie skambėtų, be abejo, jie nėra patys svarbiausi dalykai pasaulyje ir pinigai nėra patys svarbiausi dalykai pasaulyje, tačiau pinigus dirbame tam, kad juos išleistume ir ko gero yra labai svarbu atrasti tą būdą, kuris leidžiant pinigus mums padeda realizuoti save ir patenkinti visus savo poreikius. Ir galiausiai kartais reikia pasilepinti save. Kalbu tik tai iš savo patirties ir man asmeniškai būtent rankinės ir ko gero kvepalai yra tos priemonės, tie daiktai, kuriems kaip ir norisi pagailėti pinigų, tačiau galiausiai gale dienos vis dėlto norisi palepinti save. Nes
kam save skriausti? Tiesiog mėgaukimės gyvenimu, džiaukimės daiktais, kurie yra aplinkui, džiaukimės žmonėmis, kuriuos turime aplink save ir tiesiog būkim laimingi. Taip kad, dar kartą primenu, kad nuolaidos kodas bus apačioje. Delninė be abejo yra mano šių metų atradimas ir pakeitus gyvenamąją vietą, tai būtent tokio dydžio aksesuarus te reikia nešioti, teko atsisakyti didžiųjų talpiųjų rankinių. Taip kad man pačiai tai buvo didelis atradimas ir labai tikiuosi, kad kažkas kitas pamatys, susižavės ir lygiai taip pat įsimylės prekinį ženklą, kaip aš įsimylėjau jį.